Labas rytas, laba diena, labas vakaras, su jumis Greičio formulė ir turim vėl abu Arūnus. Arūnas Baratinskas ir mano kolega, kitoj pusėje matot, Arūnas Valungevičius. Sveiki visi. Sveiki. Senai nesimatėm, prisikaupė reikalų pakalbėti, bet vėl tokia pertraukėlė buvo ilgesnė, taip kai dar išvažiuoji kažkur, pakeitė aplinką truputį, atrodo, lyg jau pusę metų praėjo, viskas užsipylė smėliu ir sunku kažką prisiminti. Na, bet ryškus dalykai, manau, kad prisimena ir mes kaip visą laiką pasistengsime tokias opiausias temas paliesti. Paskutinės lenktynės Miami, atrodo, buvo, ar ne? Jo. Bet prieš pradėdami visą laiką norim priminti, kad spauskite patiktukus, kurie padės mūsų peržiūroms ir mūsų tam saviveiklai tolimesniai. Dalinkite su draugais. Ką dar? Ir prenumeruokit. Prenumeruokite, jo. Ir ten, jeigu varpelį paspausit, tada varpelis jums praneškite kartą, kai mes kažką naujo paskelbsim. Tai apie pertrauką, kai kalbėjai, tai mes čia su Laurinu per tą pertrauką buvom susitikę, užpildę tą dalį. Tai gerai, kad pasirūpinot, kad mūsų žiūrovai turėtų ką veikti. Taip. Laurinas irgi prisijungė iš automobilio, bet kaip mes ir aną kartą minėjom, mums tikslas yra turbūt kokybiškas pokalbis ir kokybiškos informacijos perteikimas, negu iš kur mes jungiamės. Tai šiuo metu mes jungiamės. Bet toks pradžiai gal disclaimer, žinai, toks tai įspėjimas, kad mes nesėdime vietoje lenktynėse, nediskutuojam su komandų vadovais ar techniniais direktoriais jų techninių sprendimų ir viską, ką mes šnekame, yra remiamasi daugiau viešais šaltiniais ir iš tų šaltinių susidaroma nuomonė. Tai yra mūsų nuomonės ir jūs nepainiokit mūsų nuomonės su tiesa, nes tai yra galbūt tik tais vienas iš galimų variantų, ar ne? Tingas disclaimeris. Kągi, šiandien turim 27 epizodą jau mūsų, taip netikėtai prabėgo štai tiek. Ir 27, kodėl aš prisiminiau būtent šitą skaičių, nes šitą skaičių ilgai ant savo automobilio turėjo Žil Vilniovas, kurio vardu pavadinta trasa, kurioje jau šį savaitgalį vyks kitas etapas. Va toks įdomus. Gerai, tu čia suvedėjai visus galus į vieną teisingą tašką. Na, tas 27 numeris ir po to Ferrario istorijoje buvo toksai gana kai kurių žmonių toksai siejamas gal su ta Vilnevo istorija. Bet, na, šiais laikais mes pakeitėm tą numerių priklausomybę, dabar numerį prisitvirtina pilotas savo visai faktiškai karjerai Formulėje 1. Ir vienintelis kintamasis yra tas tradicinis, kad pasaulio čempionas turi teisę turėti numerį 1 sekantį sezoną. O visi kiti lieka su savo standartiniais numeriais, kuriuos pasirinko kažkada. Taip, ir 27 beje turi Nico Hülkenbergas, jau paskutinius kažkiek metų. Turbūt irgi sekdamas įkandin tos auros Žilio Vilniovo, jis jį pasirinko, nes numeris ne šiaip savo numeris. Ok, ką mes šiandien turim? Šiandien pakalbėsim turbūt apie įvairius gandus ir aktualijas, jų čia prisikopė nemažai ir įvairių įvykių tarp Miami ir Kanados. Tuomet yra toks įdomus klausimas kompleksinis vieno iš mūsų žiūrovų, skaitytojų, fanų. Ir šiek tiek galbūt prieš Kanadą dar vieną kitą žodį tardami, užsiminsim turbūt Arūno pagalba, ne tai, kad užsiminsim, o galbūt netgi išsiaiškinsim detaliai, kaip veikia tas specifinis DRS, kurį pristatė Miamyje ir jau naudojo Ferrari ir Red Bullis, Macarena Wing, vadinam. Toks planas. Skamba gerai? Skamba gerai, aš turėjau lietuvišką pavadinimą, bet jisai neprigijo matyti dėl to, kad aš jam beveik niekam jo nesakiau. Kulverstukas visai man toksai atrodo artimas tam veiksmui, kurį atlieka užsparnėse. Ir toks visai lietuviškas. Nu, bet Macarena gal plačiau žinomas mūsų klausytojų tarpe, žiūrovų tarpe. Seksim primestą kolegų iš arčiau Padoko pavadinimą. Gerai, dėl aktualių, reiškia,
Pirmas toks įdomus momentas, Maksas Verstappenas turbūt buvo prikaustęs visų dėmesį tarp Miami ir Kanados ir net ne vieną kartą ir ne vienų savo dalyvavimų. Vienas toks renginys, aišku, aptarsim Makso dalyvavimą Nordschleife 24 valandų lenktynėse Nürburgringe, tam senajam miškingam, bet nežinau, ar pats matei ir ar jūs matėt, gerbiami kolegos žiūrovai, Maksas dalyvavo tokioj Red Bull šou programai, nežinau, Fuji trasoje Japonijoje, labai žinoma trasa, joje ir Formulės 1 lenktynės vyko tam tikrą laiką. Ir jis ten bandė GT 500 automobilį, dabar neatsimenu, ar Lexusas, ar Toyota, kažkuri iš tų japoniškų. Ir tas GT 500 yra galingiausias kėbulinis automobilis, galingiausia klasė Japonijoje. Jisai jį bandė per didžiulį lietų, tiesiog per liūtį. Važiavo, į pirmą ratą pravažiavo, man atrodo, atsilikęs keletą sekundžių nuo geriausio laiko, o po keletos ratų, po tam gerą pusvalandžio užvežė, aš neatsimenu dabar kiek, įmesiu linką į video, galėsit pasižiūrėti tą video, užvežė kažkiek sekundžių čempionui geriausiam, kurio yra geriausias ratas. Toks įdomus momentas. Na tai tiesiog labai teisinga šviesa nušviečia profesionalumą dabartinės kartos Formulės 1 pilotų, kurių tarpe, žinoma, pas Maksas irgi gana akivaizdžiai išsiskiria savo sugebėjimais. Dažnai tokie žmonės kaip Alonsas, ten startavęs į Rimsą lenktynėse, Daytonoje, irgi palankiai išsiskirdavo ir žmonės į Le Maną nuvažiavę irgi labai greitai perkanda tą techniką, su kuria turi dirbti ir demonstruoja tikrai fantastišką rezultatą, nes jie tikrai yra labai geroj formai. Ir Maksas, ieškodamas tų kitų šakų autosporto, jisai tiesiog tą savo skalę dar labiau praplatina, nes tai jam suteikia idėjų ir Formulės 1 bolido vairavimui ir atvirkščiai vėlgi. Sugebėjimas adaptuotis ir rasti, kur to laiko dar galima šiek tiek paimti. Tai manęs tas visiškai nestebina ir jo pasirodymas Nürburgringe, manau, irgi iš tos pačios serijos. Pasirodymas Nürburgringe tai fantastiškas būtų buvęs, čia kažkuo panašus tas jo rezultatas, kaip Alonso dabar, tik tai bijau prisiminti, bijau apsirikti, 18-19, kada Alonso bandė Indy 500, kurie čia metai. Jo, kažkada jisai bandė, jo. Iki pat, aš neatsimenu, 5 ar 6 ratai iki finišo ir jam kažkas automobilio atsitiko, jisai važiavo 5, jeigu neklystu, toje grupėje lyderių. Tai su Verstappenu čia šį savaitgalį, čia buvusį savaitgalį, buvo labai panašu. Jisai vieną kartą iš 25 pozicijos atsikapanojo iki pirmos, o po to antrą kartą, kai antras stinto važiavo irgi iš 30 kažkėlintos irgi iki pirmos. Ir gale dienos jiem tiesiog jo komandai sugedo drive shaft. Lietuviškai nežinau, drive shaft. Mechaninis. Pusašis. Paprastai jeigu. Bet momentai, kurie buvo užfiksuoti ir kurios buvo pasidalinta, keli lenkimai, jo arba gynyba, fantastiškai tiesiog. Nežinau, ar matei tos momentus, kai naktį jį bandė? Na, sakyčiau, labai charakteringi Maksui, nes tokie su labai didelė rizikos dozė, bet taip pat su šviečiančiu iš toli pasitikėjimu. Ir toks įspūdis, lyg jisai valdo tą situaciją. Bet, pačiam renginiu, aš manau, Makso Verstappeno vardas suteikė vėlgi tokių absoliučiai neįtikėtinų bonusų, nes pirmą kartą istorijoje, Nürburgringo Nordschleife 24 valandų lenktynių istorijoje, pirmą kartą visi bilietai soldautas buvo. Buvo minios žmonių ir, vėlgi aš tikiu, kad visi taip pat patyrė ir tokį neeilinį malonumą pamatyti tokį žmogų dirbantį savo darbą. Ypač kai tu matai, kaip sakyt, tau žinoma konstanta, pilotai komandos, kurias tu seki, kurias myli, kurias pažįsti, esi matęs daug lenktynių ir kai sėda prie vairo toks vaikinas kaip Maksas ir kai tu matai, kad jis demonstruoja tą žymiai aukštesnį lygį, kuris būdingas tokio lygio vairuotojai. Bet tokie
perėjimai, arba kaip čia juos formuluoti, tarp serijiniai dalyvavimai, jie buvo labai populiarūs 6-7 dešimtmetyje, kiek aš pamenu, jo daugelis lenktynininkų dalyvavo. Na tai taip, bet ten tada vienas, čempionato lenktynių būdavo 9, 10 ir panašiai. čia tiesa, jo. Žmonės turėjo daug laisvo laiko, netgi būdavo ne tai, kad labai daug, bet būdavo tokių nečempionatinių Formulės 1 lenktynių. Ypač Britanijoje buvo populiaru, taip, nes ir žmonės važiuodavo, na, Indikarė, kažkada Formulė Indikarė važiuodavo kaip Formulės 1 čempionato dalis, Indianapolio lenktynės būdavo. Tai yra važiavę ir yra laimėję Formulės 1 lenktynininkai Indianapolio lenktynės. Na ir dabar toksai Triple Crown, čia dabar tokios ne į temą, reiškia, šnekant, nes mes vis tiek ne į temą esam GT klasėje dabar. Tai McLarenas kitais metais jau parodė, jau bando savo prototipą Endurance čempionatui skirtą, su kuriuo kitais metais jie važiuos ir čempionatą ir Le Mano lenktynės. Ir, nu, kol kas iš toli labai kalbama, kad kažkada gali būti, kad tam projekte gali sudalyvauti ir McLaren komandos Formulės 1 pilotai. Na, ar tai bus ar nebus, tą pamatysim. Tu čia kalbėjai apie WEC, taip? Pasaulio Endurance, World Endurance Championship. Taip. Kur praeitais metais laimėjo Kubica Le Maną. Le Maną laimėjo su pusiau gamyklinėje komandoje. Ne gamyklinėje Ferrario komandoje, o pusiau gamyklinėje. Jo, tai, žodžiu, įdomumas, kurį Maxas sukūrė arba pritraukė įdomumą prie šito tipo endurance lenktynių, manau, dar tęsiasi toliau, nes pirmas turbūt buvo toks Alonso, kuris pradėjo po tos savo pertraukus tarp Formulės 1 2 karjerų metu, jisai ir Indikarą išbandė, ir Le Maną, ir netgi Dakarinį automobilį bandė. Tai Maxas, kuriam irgi įdomu viskas, kas važiuoja, persimetė, kaip matom, nuo simuliatorių iki gyvų lenktynių 24 valandų. Beje, jis sakė, kad simuliatoriaus tas darbas su simuliatoriu ir 1000 ratų įveiktų simuliatorių jam labai padėjo perprast trasą. Jam tiesiog reikėjo pridėti fizikos prie to, ką smegenys, ką atmintis jau turėjo pas save pasidėjus. Na taip, važiuoti į Nordschleifą, na, rimtom lenktynėm, pačiom rimčiausiam trasos lenktynėm, nemokant trasos, tai būtų savižudybė tiesiog. Nes tai yra išties visų pirma ilgis ten virš 22 km. Na ir tu ten neralėje važiuoji, šturmano neturi, kuris tau diktuotų stenogramą. Tu turi atsiminti, o Nordschleifas, na, kaip jį dar žaliuoju pragaru vadina, ar ne? Tai iš tiesų ta labai dar ta pokarinių laikų tokia trasa, labai sudėtinga. Daug reljefų, daug posūkių tipų. Na, vėlgi šnekant apie saugumą, tai neaišku, per jokius rėmus netelpa į dabartinį Formulės, sakykime, 1 čempionatą. Na ir čia vėlgi... Nėra vietos ranofams, netgi kai kuriuose... Kalbant apie Nordschleifą, tai mes vėl galim prisiminti šviesios atminties Niki Laudą, kurio pastangomis po jo labai sunkios avarijos, po kurios jisai vos išgyveno. Ir matyt, tos avarijos pasekoje jisai visai nesenai mus paliko. Na, žinoma, amžius jau, bet turėjo plaučių persodinimą susijusį, manau, su tuo gaisru Ferrari bolide. Tai jo pastangomis buvo Nordschleifas išmestas iš Formulės 1 čempionato. Nes aš atsimenu, netgi turėjau tokį plakatą su McLarenu Jameso Hunto, MP23, man atrodo, jei gerai prisimenu, su Marlboro spalvomis. Vienoje iš vietų, kurių yra net ne viena Nordschleife, kur Formulės 1 bolidas skrenda. Kaip ralėje skrenda nuo tramplino, pakilęs, taip vos ne per sprindį nuo asfalto. Na taip, prispaudžiamoji galia ar namnė tais laikais buvo, na, mizeris palyginus su dabartiniais bolidais, taip, bet vis tik. Okay, tai
jeigu kas nors turit progą arba esat fanas, tai nežinau, ar jūs žinot ar ne, bet Nordschleife galima prisivažiuoti ir savo automobiliu, ir taip vadinamo ring taksi, arba išnuomot kažkokį automobilį ir jo prasivažiuoti. Tai trasa nėra uždaryta, galima išbandyti ją savo tempu, tik tai jau atsakomybė už galimas pasiekmes, už neišimtą posūkį jau lieka jum patiem. Gerai, perinam turbūt nuo šitų temų endurancinių prie Formulės 1 atgal. Vienas iš gandų, ir jisai jau toks beveik patvirtintas, kad po šitų pokyčių priimtų Majamyje dabar svarstoma ir kalbama, kad 27 metams dabar tas pasiskirstimas tarp 50% energijos automobilio iš variklio, iš vidaus degimo variklio ir 50% iš elektros agregato kitiem metam bus pakoreguota į 60 ir 40, kad nebūtų šitų momentų, tų superklipingų, kai automobilis staiga tiesiog praranda greitį. Čia taip reikia platesnė auditorijai gal paaiškinti tą pasikeitimą. Realiai nesikeis, grubiai didžiąją dalim fiziškai pats variklis nesikeičia, bet mes žinom, kad vidaus degimo variklis dabar turintis tą pačią kubatūrą, kaip turėjo ir pernai, ar ne, bet varomas sintetiniais degalais ekologiškais, jo galia apribota yra degalų kiekiu, kuris jam teikiamas, ir apribotų slėgių ir suspaudimo laipsnio apribotų. Tai yra, kad tas variklis, aš manau, kad nesunkiai būtų rasta būdų iš jo išspausti 1000 arklio galių. Bet dabar jo galingumas apie 400 kW yra. Na, kažkas turi vos daugiau, kažkas vos mažiau. Ir tą galingumą nusako tai, kiek jam degalų leidžiama naudoti. Tai tą jo galingumą nesunkiai galima keisti, padidinti. Nesakau iki pernykščio lygio, bet judinti, sakykime. Bet dabar, kiek aš suprantu, yra sutarta, kad 50 kW bus padidintas vidaus degimo galingumas variklio, tai 450, apie 10%. Maždaug 450 kW, o elektros variklio galia bus apribota iki 300, tai yra nuo 350 bus sumažinta iki 300. Ir tai, ko gero, leis tokį natūralesnį balansą lenktyninio automobilio išlaikyti, nemarinuojant laiko trasoje, kai tu važiuoji tik tam, kad krautis akumuliatorių ir važiuoji lėtai posūkį, kraudamas vidaus degimo variklio akumuliatorių. Ir žinoma, kai galingumas elektros variklio mažesnis bus, tai to akumuliatoriaus resursai bus, lengviau panaudojami, lengviau jisai bus pakraunamas, mažesniem poreikiam energijos ir taip toliau. Tai yra, kad kažkas tokio, čia vėl vieni šneka apie tai, kad čia fiasko naujo reglamento ir taip toliau. Man atrodo, kad čia yra labai logiškas, natūralus procesas. Visi žinojo, kad nerėme į eketę, kurioje daug nežinomybės, didelė dalis. Ir kad ir federacija, ir komandos buvo pasiruošę reaguoti, taip lankščiai gana, tai aš sakyčiau, yra labai geras požymis, kad jiem labai, žinoma, svarbu, kad reginys būtų, kad nustotų skųsti žmonės vairuojantys automobilius ir panašiai. Žiūrovai, tai aš manau, kad nemato didžiosios dalies to skirtumo praktiškai didžioji masė. Labai gerai pastebėjai, kad ta reakcija iš FIA ir iš F1 pačios, iš Liberty, buvo labai žaibiška, nes jeigu tu prisimintum dar Bernie Ecclestono laikus su Maxu Mosley, tai bet koks smulkesnis pakeitimas, netgi jeigu jisai būtų įtakotas kažkokiais tokiais objektyviais šou objektyviom priežastim, jisai trukdavo pusę sezono, jeigu nedaugiau, o kartais tiesiog neįmanoma buvo priimti, nes reikėdavo visų komandų pritarimo ir FIA turėdavo praeiti tą World Motorsport Council ir taip toliau. Tai dabar čia, pasakiškai, po 3 lenktynių jie jau padarė pokyčius. Aš sakyčiau, kad labai didelį dėmesį reikia atkreipti to proceso greičio, turint omeny, kad visos komandos turėjo tam pritarti. O tai dažniausiai yra beveik neperžengiama barikada.
Nes visą laiką visi turi skirtingų interesų. Kartais netgi interesas yra, kad, na, aš nesutinku, duokit man tą. Na, kaip prisimenu tokį nesenai palikusi areną didžiausios politikos poną iš Vengrijos, tokį atkūnų vaikiną. Jo, filosofija Tai va panaši. taip yra su tuo sutarimu, kaip Europos Sąjungoje nėra lengva priimti kažkokius, atrodo, visai logiškus ir reikalingus, neišvengiamai reikalingus sprendimus. Tai taip ir formuliai juos dažnai labai sunku priimti. Bet šiuo atveju matosi, kad na, visi juda viena kryptimi, visi supranta situaciją ir dėl to tas judėjimas link geresnės ateities yra labai greitas ir Visi ryžtingas. suinteresuoti, ne? Visi suinteresuoti. Nice. Toks įdomus dar momentas, sekantį, net neaktualiai, turbūt gandas, yra apie Alpine komandą ir tie gandai yra netgi du. Vienas gandas yra, kad Gucci, žinomas madų pasaulio brandas, kitais metais taps Alpine pagrindiniu rėmėju, kur šiame gande tai aš matau Briatore tokį potekstį, kur kažkada Benettoną atvedė į Formulę 1, Taip. rūbus gamino ir visi buvo labai nustebę. Tai dabar galbūt bando į tą pačią upę įeiti antrą kartą į Flavio. O antras gandas, kuris irgi per Flavio tarsi persilėja, antras gandas, kad Flavio bus išprašytas iš Alpine ir BYD, kiniečių elektromobilių gigantas. Man atrodo, dabar jau jie yra numeris 1 pasaulyje, aplenkė ir Tesla pagal parduodamų elektromobilių kiekį, kad jie taps Alpine rėmėjais. Tu ką nors girdėjai apie tai? Na tai gandai dažniausiai jie tokie girdimi, bet na, aš visą laiką ir labai rezervuotai į tokio lygio gandus žiūriu, nes kai mes matėme, kokias kliūtis teko nugalėti Cadillac komandai, na, viskas prasidėjo nuo Andretti Racing, ar ne? Noro ateiti į formulę. Kaip tą buvo sunku padaryti ir kiek tai kainavo. Na, kažkas gal turi tiek pinigų, kad jų neskaičiuoja, tiesiog jam visai nesvarbu kaštai. Bet į tą klubą pakliūti dabar yra brangu ir netgi tų komandų, kurios neįtin gerai važiuoja čempionate, ar ne, ten šiek tiek velkasi uodegoj, jų vertė rinkoje dabar yra tokia aukšta, kad ją nusipirkti reikia tikrai, na, turėti verslo planą, kaip tu tą vertę gali panaudoti savo naudai, o ne deginimui pinigų. Tai bet kas, na, pasaulyje yra matyt daug žmonių ar kompanijų, kurie galėtų nusipirkti Formulės 1 komandą, kiek jinai bekainuotų. Jos dabar kainuoja tikrai labai daug. Mes galim prisiminti tą istoriją, kai Toto Wolffas pardavė dalį savo akcijų ir už ten labai mažą dalį, kokią jisai sumą gavo. Tai Alpine komandos vertė irgi yra didelė. Ir, na, Renault tą komandą, nežinau, kiek jie rimtai žiūri, bet tai nėra tie laikai, kai tu užsimanai ir ateini į formulę, ar ne? Kaip jie tada su turbo varikliu atėjo ten 75 ar kuriais metais. Ar 77 gal. Dabar į tą klubą pakliūti yra apsauga didelė, tokia stovinti. Tai galbūt čia bus nebūtinai pardavimas visiškas, galbūt čia bus kažkoks tai didelio akcijų paketo pardavimas arba tiesiog rėmimo sutartys. Galbūt techninis rėmimas, pavyzdžiui, kaip Haas komanda dabar su Toyota GR. Su Toyota, Tai toks, žinai, lyg įkiši batą į pravertas duris, kad jos neužsidarytų. Taip. O paskui žiūri, kaip tau sekasi, kokios galimybės yra ir gali tada gal plėsti ten tą investavimą į objektą. Kalbant apie tą product placement arba product fitą, tai su BYD galima pasakyti, kad gerai, kadangi pusė formulės agregato yra elektrinė, tai galima čia know-how kažkokį iš elektromobilių pasaulio. Žinai, jeigu tarkim, BYD ateina į Formulę 1, paskui BYD ateina visa Kinijos saugumo sistema. Tai kitas klausimas. Čia yra kaip ir garantuota, žinai, nes
Tie kinų gamintojai automobilių, elektromobilių ir kitų automobilių gamintojai, kodėl jie taip greitai vystosi ir užiminėja rinkas? Dėl Todėl, valstybinių kad subsidijų. valstybė juos labai remia. Mhm. Ir dabar tu eini į kažkokį privatų, reiškia, elitinį sportą, taškydamasis tais pinigais, kuriuos tau partija čia davė, taip Taip, sakant. taip, Tai jeigu, ataškotas tikrai, jeigu tikrai jie bus. ateina, reiškia, partija su tuo sutinka ir jūs ten kinai šitą, mačiau aš čia kelis reportažus apie tai, kaip kinai baigia aukštąjį mokslą, neranda darbo ir tampa Kinijoje amžinaisiais vaikais. Mhm. Ir jie gyvena iš to, kad jų tėvai, pas kuriuos jie namuose gyvena, jie moka kaip atlyginimą už tai, kad jie padeda tvarkyti butą, nu, nes Čia, jie jo, jo. neranda darbo. O žinant, kaip nemažėja populiacija, bet ant kiek sumažėjęs kinų gimstamumas ir kad aukščiausios klasės specialistai baigia pačius geriausius vietinius universitetus, neranda darbo ir jie ieško skylių bėgti į bet kur už Kinijos ribų. Tai nežinau, ar čia, gal čia projekto dalis, BYD ateina į Formulę 1, žinai. Galbūt, bet čia tokie pasvarstymai, tokiom bendrom, nieko nereiškiančiam temam. Šioje vietoje turbūt sutikčiau būtent su tavo komentaru. Sekanti tema, nu, apie Gucci jau turbūt irgi pasakėm. Gucci turbūt būtų, jeigu ir ateitų, tai būtų kaip rėmėjas, jiem visai neprašal būtų prieimas prie tokios didžiulės auditorijos Formulės 1, kur dabar išpopuliarėja, ir prie demografijos atjaunėjusios ypač. Tai Gucci brando pardavimai tikrai padidėtų. Dabar yra su Haas susijusi naujiena apie Okoną. Yra gandų, kad Okonas nesutarė su dabartiniu vadovu. Koks vardas, sakė, Komatsu. Aha, Komatsu, jo. Ja. Tai kažkokie yra nesusitarimai tarp jų ir galimai į Okono vietą, kuris būtų pakeistas už kelių lenktynių, pretenduoja atsarginis lenktynininkas Jack Doohan, kuris jau matėm jo debiutą keletą lenktynių praeitais metais su Alpine. Nesėkmingai debiutavo. Ir antra pavardė, kuri minima, kur, man atrodo, yra žymiai didesnė galimybė su Toyota palaikymu, Rio Hirakawa. Irgi Toyota proteguojamas lenktynininkas, F3 čempionas, tavo minėto anksčiau Endurance lenktynių čempionas, man atrodo, 2 kartus ir netgi Le Maną nugalėjęs 1 ar 2 kartus. Tai labai rimtas vaikinas. Na, bet čia gana tipiška yra japonų kompanijom smarkiai investuojančiom į automobilių sportą, kad vienas iš 2 lenktynininkų dažniausiai anksčiau su Hondos varikliu ateidavo kažkoks japonas, tai dabar su Toyota, kad ateis japonas, aš irgi net labai nesistebiu, nes aš manau, kad GR Toyota ko gero sieja su Haas komanda savo ateitį Formulėje 1 rimčiau negu šiandien matyti. Bet tai čia tokie tik tais pamastymai, ar ne? Ir gana logiška. Na, aš nežinau, jeigu aš būčiau komandos vadovas, aš niekada jo nebūsiu. Bet kai tu sakai, nesutarė Okonas su komandos vadovu, aš nežinau, koks komandos vadovas galėtų sutarti su Estebanu Okonu. Manęs kažkodėl nestebina. Aš nieko prieš asmeniškai Estebaną Okoną neturiu, bet kodėl aš turėčiau su juo sutarti, man tokių idėjų nėra. Bet apie Okoną ir jo charakterį yra kalbėta nemažai. Ir paskutinį kartą aš girdėjau iš Otmaro Šafnauerio, kuris Astoną, Alpina vadovavos, Force India ilgai vadovavo. Jisai apie Okoną labai atsargiai taip užsiminė, bet nenorėdamas įžeisti ar norėdamas likti politiškai korektiškai, jis sakydavo, kad Okonas kaip lenktynininkas savo esminių tikslų žymiai daugiau negu kiti pilotai jo pažinoti per visą istoriją, visą laiką stato savo komandos kolegos sužlugdymą, vadinkim taip. Tai Okonui nėra komandinio darbo filosofijos. Tas tiesiog šviečiasi, kai tu žiūri lenktynes ir Okonas atsiduria arti savo kolegos iš komandos, na, ar varžovo, ar kolegos iš varžovo. Nes visą laiką kažkokie žaibai, atrodo, lyg
žinai, elektriniai du krūviai, žinai. Taip, taip. Tai Bet, ir tas grinai jam nepadeda. Aš tai stebiuosi, kaip jis dar vis Formulė 1 su tokiu vat attitude. Nėra jisai blogas lenktynininkas, tikrai žinai, pakankamai. jisai visai gerai laikosi tada, kai jisai su tuo savo komandos kolega gali 50-50 dalintis, na, kvalifikacijos vietas, rezultatus lenktynėse. Bet kai ateina naujokas ir jį maudo toje komandoje, tai tada Mhm. jo argumentai kaip ir ištirpsta kažkur tai. Dabar jau ant pabaigos. Tai. Kalbant apie naujokus, toks peršoksiu prie kitos temos, nes Okonas tiesiog pamatysim už kelių lenktynių, ar tai pasitvirtins ar ne. Bet kalbant apie naujokus, nežinau, ar girdėjai tą istoriją apie George'ą Russellą, kuris buvo naujokų, kada jis 19, taip? 19 jis pateko į Formulę 1 į Williams. Tai Man dabar laikas taip greitai bėga, kad aš negaliu 19. orientuotis laikę. Tai yra niuansas. George'as Russellas yra vienintelis, irgi čia iš Otmaro Šafnauerio tų atvirumų iš padoko. Čia yra tikra istorija. Ir buvęs masos inžinierius Robas Smedley, jo vardas, irgi tą patvirtino, nes jis tuo metu kaip tik dirbo Williamse. 17 ar 18 metais tai buvo, aš nepamenu, bet George'as dar nebuvo Formulė 1. Williams komanda sulaukė prezentacijos iš George'o Russello, jis kažkokiu būdu surado Claire Williams e-mailą, nusintė tiesiai prezentaciją, kelis slaidus, su duomenim, su visko, kodėl jie turėtų pasamdyti jį pas save į komandą. Ir jisai tą patį išsiuntė, tą pačią prezentaciją į Force India. Ir Otmaras tą patį patvirtino. Ir jie išnagrinėjo ir vieni, ir kiti. Ir žiūrėk, Williams ir pasiėmė, pasikvietė į testus ir taip toliau, taip toliau. Čia, sako, abu jie patvirtino, čia pirmas kartas ever, kai lenktynininkas toks jaunas, jam buvo tam kiek 17-18 metų, dabar nepasakysiu, pats be jokio agento, be nieko, tiesiog išsiuntė e-mailą. Gavo, išsiuntė e-mailą ir tokį parodė užsispyrimą, galbūt dedikaciją, tokią ateitį. Žiūrėk, kiek jį jam atnešė. Pateko į Williams, nes Claire, Robas Smedley patvirtino, Claire sako, gavo tą laišką, sako, va, žiūrėkit, jūs pasižiūrėkit čia su chebryte, su inžinieriais, kas čia tokio, panagrinėkit ir tada pakviesi. Įdomus toks momentas. Tai sekanti tema Q&A dalis. Ir aš dabar paskaitysiu tokį kompleksinį klausimą, užduotą mūsų draugo žiūrovo fano naujokas su 0 vietoj O. Visų pirma, rašo žmogus puikiai, kiekvieną kartą laukiama apžvalgų. Aš asmeniškai nesu nieko geriau radęs nei jūs GF. Labai ačiū naujokai. Man atrodo, iš jūsų girdėta, o gal ir ne, ar tiesa, kad Ferrari sprendimai, pakeitimai priklauso nuo aukščiausios valdžios. Turiu omeny, inžinieriai negali laisvai priimti sprendimų su pilotais ir panašiai, ko pasekoje, kol viskas suvaikšto, baigėsi varžybos. Dėl ko ir atnaujinimai, atrodo, ne iki galo gelbėja. Ar tiesiog natūraliai taip yra? Ir paskutinis statementas to klausimo, pats Ferrari fanas nuo prigimties, tai vis dar naiviai tikiuosi ne pavienių podiumų, o rimtesnių pasistatymų. Toksai sielos šauksmas, matosi, žmogus pergyvena dėl Ferrari. Nu, bet, žinai, kiekvienas Formulės 1 fanas kažkuria dalimi, mažesnė, didesnė, yra ir Ferrari fanas, žinai. Tai toks jau tas pasaulis, žinai. Aš, pavyzdžiui, irgi džiaugiuosi, kai jiems pavyksta, nes kodėl aš džiaugiuosi, kad jiems pavyksta, nes žinau, kad tai netruks, žinai, ten 6 metus, kaip su Mercedesu, žinai, ir panašiai, nes jie vis tiek paslys kažkurioje vietoje. Bet ne, čia tokia jokų sferai. Mes tikrai nedarom sprendimų su Ferrari kartu su jų vadovybė ir nežinom, kaip iš tikrųjų ten yra reikalai. Bet sprendžiant iš to, kaip vystosi dalykai, mes darom tam tikras išvadas ir dažnai panašu, bent jau man atrodo, kad dažnai ten kažkokį sprendimą iš tiesų reikia suderinti. Su kuo suderinti, mes tiksliai nežinom. Tai aišku, ten ne su gamybos linijos vadovu kažkokio, o su kažkuo, kas politinius sprendimus priima. Tai kartais būna tokių dalykų. Galima, kad tvirtinti, antrinant tam, kad jūs sakei,
Ferrari yra vertikali organizacija. Skirtingai nuo, pavyzdžiui, Red Bullio, kuris yra horizontalus, ypač tam lygmenį sprendimų kažkokių priimimo ir iniciatyvos prisėmimo arba leidimo prisimti iniciatyvą ir atsakomybę kažkokiem tai inžinieriams ar mechanikams. Tai vat puikus pavyzdys būtų Red Bullis kažkada kažkuris Red Bull mechanikas pasiūlė varžto siekius sumažinti ar tankį ar dar kažką. Jisai nuėjo su tą idėją jam aprūvino kaip pabandyti, per testus pabandė kažkokius tai ir implementavo. Ir tai sutaupė jam ten apie pusę sekundės ar dar kažkas. Čia puikus pavyzdys. Ferrari tai... Na, čia matyt, kalbant apie ratų keitimą. Jo, bet čia eina kalba apie tą pasitikėjimą žmogumi, apie pasitikėjimą bet kokiu darbuotoju ir kad jisai neturi eiti pas savo vadovą, kuris turi eiti pas jo vadovą, kuris turi eiti dar aukščiau užpildyti kažkokią paraišką ir dar kažkas. Tai Ferrari komandoje, ką beje patvirtino tas pats Robas Smedley, kuris ten dirbo su Felipe Massa ilgus metus. Jisai tą irgi neseniai patvirtino, kad ten ilgą laiką toks buvo iki Žano Toto, iki tų laikų auksinio, tų 2000-ųjų pradžios. Panašiai tada atėjo Žanas Totas su Rosu Braunu ir Rory Bernu ir jie tą lygtis buvo išnaikinę kažkiek tai, bet po to, kai sugrįžo Ferrari į savo itališkas vėžes, vadinkime jas taip. Ta prasme, kai žemė nustoja dirbti, tai jinai užžėlė labai greitai krūmais ir ten. Jo. Tai dėja naujokas, kiek aš suprantu ir kiek tas matoma iš tų insiderių komentarų, tu esi teisus, kad ypač per lenktynės, kai we will get back to you, man, pavyzdžiui, nesuprantamas toksai atsakymas. Tai tikrai nesuprantamas. Tai jeigu lenktyninkas su inžinierium dirba tandeme, kaip Gianpiero Lambiasi ir Maxas, tai jie dviese nusprendžia viską. Arba vienas, arba kitas. Arba tas sako, nežinau, I will come back to you, tai reiškia, kad aš einu atsiklausti kažko. Taip. Kas yra visiškas nonsensas. Jūs jau turite apsitarę turėti kažkokius tai rėžius ir priiminėti sprendimus patys. Dėja, bet taip yra. Horizontali ir vertikali, horizontalios versus vertikalios komandos. Bet tai nereiškia, kad Ferrari kažkada nepavyks, kad privalo nepavykti. Na, tai vėlgi nėra garantuota. Nors kad tokia tikimybė nėra labai didelė, irgi tiesa, ko gero. Aš irgi turėjau vilties, kad prieš sezoniniuose testuose Ferraris atrodė gana gerai. Ir netgi tada, kai Australijoje, kai dar visi tokie, kaip žinai, šlapi skudurai sukrito Australijoje ant žemės ir dar niekas nežino, kaip čia viskas atrodys, tai dar tas Ferrari pasispardymas su tais, kad dar nežinom, kaip tą energiją naudoti idealiai, tas jų spardymasis lenktynių pradžioje man suteikė vilties, kad jie kažką atrado. Ir realiai jie yra daug dalykų atradę, žinai, bet kaip jiems seksis, nežinau. Aš, pavyzdžiui, visą laiką esu šalininkas to, kad aš nežinočiau, kaip kam seksis. Man įdomu ateiti į lenktynes ir žiūrėti jas, gerai, aš išmanau kažkiek apie Formulę 1. Nemažai gal išmanau, bet kuo tu daugiau išmanai apie dalyką, tuo tau smagesnis atrodo faktas, kad tu sužinai, kiek mažai tu žinai. Taip. Unpredictability toksai turi būti koeficientas. Tai aš visą laiką to sau linkiu ir žiūrovams to linkiu, nes tiems žmonėms, kurie ateina pamatyti kažko konkretaus žmogaus ar komandos pergalę, ateina tik to žiūrėti lenktynių, tai man jų gaila šiek tiek. Nes gyvenimas tada toks labai paprastas darosi ir neįdomus šiek tiek. Bet čia mano nuomonė. Beje, kalbant apie spalvas, tau už nugaros, koks ten lenktynininkas, aš nematau, kas ten šalmas. Supratau, dabar matau. Maksas, mes apie jį šnekėjom, tą progą padariau stop kadrą. Gerai, tai kai dabar atsakėm, tikiuosi, naujoko į tą klausimą išplėstiniu būdu ir kadangi ties Ferrari tema buvo klausimas, tai galim link tos Makarenos pereiti dabar. Makarenai. Pirmas dalykas, kodėl jie pavadino? O kodėl, aš, pavyzdžiui, praleidau, kas pavadino? Nežinau, o tai mums labai svarbu ir įdomu, kas pavadino tą judesį Makareną. Įdomu.
aš tikrai žinau, kad ne tai, kad didžioji dalis pasaulio, bet net mažoji pasaulio dalis nevadins to veiksmo kulverstuku. Man to užtenka. O kodėl tai makarena, man irgi taip pat mažai svarbu. Žmonėm gerai prisimenamas žodis ir tvarkoj. Ir jisai reiškia tokį vertimos judesį kažkuria prasme. Na, sukimosi gal. Tai čia labai daug šnekėti nėra apie ką, nes apsiverčia tas sparnas, skirtumas tik tame yra, kad kaip tvirtino Red Bullis, jie senai tą koncepciją jau tyrinėjo, bet jiem pritrūko laiko ją sezono pradžiai pasidaryti. Ir dėl to jie tik į Miami tą... Čia tai mums mažai svarbu, ar jie tam norėjo ar nenorėjo, bet tie skirtumai, kaip Ferrari, tas kulverstukas... Skirtumas pagrindinis yra tame, kad Ferrario užsparnis verčiasi, palauk, kaip čia į kadrą reikia įlysti, verčiasi prieš ratų sukimosi kryptį. Nu taip lyg tai, kaip anksčiau DRS atsidarydavo. Tai jis atsidarinėja ir toliau, ir sukasi toliau. Ir dėl to jam reikia... Pagal tą padėtį, kuri yra jau tos žemo prispaudžiamo lygio, tai yra į tiesiosios padėtį, jisai netgi neigiamą nueina tokį lyg srautą nukreipia žemyn tas užsparnis. Tai yra, kad tas užsparnis jisai apsiverčia daugiau negu 180 laipsnių. Galbūt net virš 200 laipsnių jisai apsiverčia. O Red Bullio užsparnis, vėlgi aš turiu grįžti į kadrą, jisai verčiasi atvirkščiai. Pagal ratų sukimosi kryptį. Aš manau, kad tai yra toksai žmogui gerai suvokiamas veiksmas. Ratai, kai važiuoji ten sukasi taip, ir tas sparnas va taip verčiasi, taip kaip ratai sukasi. Ir jisai nueina, kai atidaryti abu ir Ferrari ir Bullio sparnai, jie turi gana skirtingą formą, ar ne? Ir tą atakos kampą. Bet vėlgi, su Red Bullio sistema pereiti į tą atidarytą padėtį yra mažesnis kampas reikalingas. Apie 160 laipsnių. Tai va, tai šnekant apie tos skaičius, man, galvojant inžineriniais tokiais savokomis, man panašu, kad kuo mažiau tu suki, tuo geriau. Empirinės išvados ir laiko prasme. Va, tai aišku, tie žmonės pūtė tunelyje tuos sprendimus, darėsi išvadą, skaičiavo ir panašiai ir taip toliau. Tai dar, aišku, priklauso nuo paties sparno ir užsparnio konfiguracijos, daug dalykų ten sueina, kokią mechaniką naudoja, nes kai tu šitą veiksmą darai, tai tavo aktuatoriai, tai yra tie, kas tą procesą atlieka, fiziškai įgyvendina, tai jie yra sparno tuose galuose, užsparniuose, o ne per vidurį sparno, kur ten traukia. Tai va, bet vėlgi ir žiūrint pagal tą užsparnio judesį, man panašu, kad optimalesnis variantas žmogui nemačiusiam skaičių, man atrodo Red Bullio variantas, ko gero, artimesnis optimaliam. Nors aš vis dar nekeičiu nuomonės, kad Alpine tas variantas, kai atsigula, jis vis tiek yra geresnis. Bent jau pagal frontalinį plotą, nes mes žinome, kad aerodinaminės pasipriešinimo jėga automobilio yra lygi CX, tai yra koeficientui pasipriešinimo, tai yra, kuris nusako, kiek aptakus daiktas yra, padaugintas iš frontalinio ploto automobilio, daikto. Judančio. Pasipriešinimą tą sukuria, taip. Taip, tai jeigu tu turi vienoj plokštumoje gulintį sparną ir užsparnį, tai turi vieną plotą frontalinį. O kai turi užsparnį kažkur kitur stovintį, tai turi du, ne vienodus, bet ir tai man atrodo logiškai mąstant, neturint skaičių, Alpine variantas man vis dar atrodo optimalesnis. Bet Alpine, žiūrėk, ar aš praleidęs būsiu, Alpine nenaudoja lenktynėse jo dar? Ar naudoja? Ko nenaudoja? Ar Alpine naudojo tą sprendimą jau lenktynėse ar ne? Man atrodo, Alpine naudoja. Jie tik tokį ir turi. Jie vienintelį turi. Ar jie naudojo lenktynėse? Man atrodo, kad Alpine nenaudojo lenktynėse. Ar naudojo? Jie vienintelį, jie kitokio varianto neturi. Supratau. Jie tik tokį ir naudoja.
Jie ir Supratau. testuose jį naudoja, ir lenktynėse jį naudoja. Bus Tai yra pralenktas vienintelis tada. jų variantas. Okay. Tai nebuvo jų eksperimentinis, kaip sakyt, B versija. Tai buvo jų vienintelė versija, kurią jie Nu, turi kur ir tas naudoja. galinė dalis atsigula, taip, supratau. Jo, jo. O Tai dabar va, na, žiūrėk, aha. iš karto, kadangi prie Kanados artėjom, Kanadoje yra didžiulė tiesioji tiesiog. Tai Kanadoje Na, kiek įtakos, net ne viena ten nu tokių net ne tiesių, viena, ten, bet toksai ne visai Bahreinas, nes ten yra tokių ir posūkelių greitesnių, bet toksai stop-start trasa, kur naudojama gana maža konfiguracija, downforce yra prispaudžiamosios galios gana maža tam, kad išnaudoti greitį tiesiosiose. Taip. įdomu, ar kas nors kitas, ką nors panašaus į Ferrari arba Red Bullį galvos Na, implementuoti. kol kas sąrašo dar nėra tų atnaujinimų, kuriuos atsiveža komandos, bet mes jau iš anksčiau žinome, kad Mercedesas atsiveža didelį paketą atnaujinimų automobilio. Ir vėlgi, žinant, kad net nebūdama stipri, lyginant su konkurentais, pavyzdžiui, praeitais metais, pernai Russellas ten nugalėjo Kanadoje, ar ne? Tai išsprendžiant iš to, kad, na, aš pasižiūrėjau tą palyginimą atsilikimo McLarenų šiais metais kvalifikacijoje nuo Merso, tai jisai gerokai mažėjo. Na ir negalima vienodai priimti, nes jau Miamyje sprinto kvalifikacijoje McLarenas buvo greitesnis, ar ne? O jau pagrindinių lenktynių kvalifikacijoje, kai Mersas susidėliojo galų gale tą, na, energijos balansą geresnį, tai Mersas vėl lenkė McLareną. Bet Čia akivaizdu, kad... pastebėčiau, kad ne Mersas lenkė McLareną, o Kimi Antonelli lenkė McLareną. Ok. Nu, žinai, mes imam geriausią kiekvienos komandos rezultatą. Tai vat yra tai. Iš to, kad McLarenas į Miami atsivežė 60% savo paketo, grubiai šnekant, atnaujinimų, didžiojo, o Mersas neturėjo didelių pasikeitimų, tai akivaizdu, kad jie turėjo tą atsilikimą sumažinti ir sumažinti. Ar Merso tas paketas duos tokius dividendus, kaip jie tikisi šitoj trasoj? Bet man netgi atrodo, kad net nežiūrint, kiek dividendų duos tas naujas paketas, Mersas Kanadoje, man regis, turi būti labai stiprus. Labai stiprus. Ir čia, jeigu strategiškai, atsiprašau, dar žiūrėti į Mercedeso tas intra-team battle, čia bus labai įdomu stebėti, netgi nesvarbu, ar jie bus pirma komanda pagal greitį, ar galbūt antra, bus žiauriai įdomu stebėti, kaip Russellui pavyks čia jo mėgstamai trasoj, nes Kanada yra Russello trasa, kaip pavyks susitvarkyti su Kimi Antonelli. Nes jeigu Antonelli vėl parodys rezultatą geresnį už Russellą, tai čia jau bus... Žinai, tas Russello Antonelio, ta dvikova man kažkokia pereina į tokią, į tarp ausų tą sritį, žinai. Taip. Kai tas kažkas yra tarp dviejų ausų ir kažkas Russellui yra nelabai gerai tarp ausų. Iki šiol aš galvojau, kad jisai su Antoneliu bent jau šiais metais tai tvarkysis lengvai ir taip atrodė po Australijos etapo, ar ne? Atrodo, kad viskas savo vietose. Bet tada kažkas įlindo jam po odą. Nes čia ne tik nes tiesiog Russellui tiesiog nepasisekė tam porą kartų. O tos pergalės Antonelio nėra jau tokios į vienus vartus. Bet Miami tikrai buvo į vienus vartus. Aš dar vėl, žinai, kol aš įsitikinsiu, kad Antonelis yra tikrai means business, žinai, tai praeis tikrai dar ne vieni metai. Ar tos 3 iš eilės pole pozicijos ir pergalės rodo, kad jisai yra super žvaigždė sekanti? Aš dar tuo nesu tikras. Aš nemanau, aš labai geros nuomonės esu apie jį, bet kad jisai tas super duper sekantis, aš dar kol kas nesu tikras. Atrodo, gal aplinkybės, ar Russello suklupimas, kažkas, kai aš pernai negalėjau suprasti, kaip Piastris, kuris man atrodė, kad yra nepažeidžiamas, kad jisai nori kaip su šilta vilna susidoros. Ir kažkodėl
vat tie dalykai, ko gero, sunkiai nuspėjami, kai po žmogų kažkokie procesai galvoje prasideda ir jų Jo, jo, konkurencingumas staiga dingsta kažkur. jo, jo. Bet tai yra, tas nenuspėjamumas man yra labai įdomus. Na, jeigu tavo McLarenas atsiveža 40% iš savo didelio paketo pakeitimų į būtent Monrealį. Tai yra likusią dalį, bet aš suprantu, kad jie ten gudriai yra padalinę, nes dabar atsiveža naują priekinį sparną ir aišku, kita sistemos dalis esančias toliau sraute pritaikytas būtent tam naujam sparnui. Įdomu, Pažiūrėsim. priekinis sparnas bus palankesnis, noriu sulenkti piestą, kur nors tiesiogiai startą. Jo, tiesa, reikia tą nepamiršti. Ja. Reikia kažkaip sparną tą pasiaurinti, kad neužkabintų kolegos. Man būtų šiek tiek neramu, jeigu McLarenai Majamio savaitgalį jie parodė labai stiprią formą. Labai stiprią formą. Jeigu jie dar stipresnę formą parodytų Monrealyje, man būtų tikrai neramu. Nes tada kažkaip blogai reikalai suktųsi čempionate. Su Mercedesu turėjome neblogai. Su Russelo pažadėtojų titulu. Taip. Tai todėl reikia nesakyti, neperšykęs per griovį, o grioviai šiais... Vien dėl to aš linkiu Ferrariui kažkaip rasti ten kažkokių vėlgi, kelti savo užduotis kažkokias ir rasti kažkokius sprendimus. Aš linkiu Ferrariui geros formos ir vėlgi mane labai optimistiškai nuteikė Red Bullio forma, greičiau ne Red Bullio, o Maxo forma Majamyje. Nes jeigu ne tas piruetas po starto antram posūkį, tai Maxas būtų buvęs faktorium lenktynėse, aš to tikiu absoliučiai. Taip. Ir dar momentas, kur mes su Laurinu pastebėjom vėl, Hadžaro, kaip pasibaigė savaitgalis ir kaip Maxo vėl atsirado tas gepas tarp dviejų Red Bull lenktynininkų. Bet žinai, man atrodo, ne vieną kartą apie tą teoriją dėstėm, kad kai sukuriamas naujas bolidas, tai kadangi ten daug vis tiek naujų koncepcijų, ypač šiais metais, tai absoliučiai nauja koncepcija viso bolido, tu nežinai, ką tu padarai. Taip, tu siekiai to 3, 5, bet kaip tau pavyko, tu nežinai. Ir tu tą bolidą duodi lenktynininkam ir jie važiuoja. Ir važiuoja Hadžaras kiek ten 20-osios, 2/30, 1/10, 3/10. Tai yra labai normalus skirtumas, kurį aš sakyčiau, kiekvienas lenktynininkas, o ypač jaunas, ko gero galėtų džiaugtis tokiu atsilikimu nuo Maxo, kuris yra top of the top, žinai, pati viršūnė dabartinė. Dėl to labai daug kas nesiginčytų, matyt. Ir tada komanda pradeda bolidą tobulinti, randa jo nustatymo būdus duodančius rato laiką, randa būdus nebe Maxo filtre. Taip, panaudoti to automobilio savybės, gauti rato greitį, ar ne? Ir tada tas automobilis pradedamas į tą pusę tobulinti, kur randami geri, reiškia, rezultatai. Ir tada tas antras pilotas pradeda nuo Maxo atsilikinėti ir kuo toliau, tuo daugiau. Kol žmogus faktiškai psichologiškai yra sužlugdomas ir jisai nežino, ką toliau daryti. Tai tokia schema jau kartojosi kelis kartus, man atrodo. Taip. Reikės stebėti šitą situaciją, dar kokios 3-4 lenktynės ir mes matysim, ar eina į tą aštrumą Red Bullis vėl, Hadžaras atsilikinės taip pat kaip ir Lawsonas, kaip ir Perezas paskutiniais metais ir panašiai. Aišku, Hadžarui nepadėjo ta klaida lenktynėse, žinai, kai jisai tikėjosi, kad biški priekis nuslys, bet priekis nuslydo mažiau ir jisai ten tą vidinį barjerą kabino mašiną. Tai čia jam labai psichologiškai tikrai ne į gerą ta situacija. Ir, aš tikiuosi, kad jisai turi gerų patarėjų, kurie jam padės su ta situacija susidoroti kažkaip tai. Hadžaras nėra silpnas psichologiškai, bet minusas Kanados toks, kad čia irgi yra
nepaisant to, kad trasa yra greita ir atrodo tokioj atviroj erdvėj, bet ji yra irgi tarp rėmų. Yra pakankamai siaura ir nemažai vietų yra labai siaurų, kur galima tos pačius barjerus pabučiuoti. Na, neatsitiktinai joje atsiranda toks pavadinimas vietos kaip čempionų siena, žinai. Laukuose sienų nebūna. Tai uždarant gal šitą mūsų epizodą iš tavęs... Dar reikia prisiminti, kad Aston Martinas Aston Martinas neatveža automobilio patobulinimų. Jie sakė, kad patobulinimai automobilio prasidės po vasaros pertraukos, tai yra po rugpjūčio mėnesio. Bet Honda žada, kad jau dirba su galingumu variklio. Jau, reiškia, jiem pasiteisino priemonės, nes pasirodo, Aston Martin komanda paliko vieną bolidą po lenktynių Suzukoje, paliko Honda Japonijoje automobilį. Ir jie su juo dirbo, jie ne su automobiliu dirbo, bet jie dirbo su varikliu automobilyje. Ir sprinto lenktynėse, ir pagrindinėse Miami lenktynėse abu Aston Martinai pasiekė finišą. Ir nebevibravo. Taip, kol kas jie konkuruoja tik tai su Cadillacais. Žinai, bet kai tu įgyji pasitikėjimą tam tikrą patikimumu, tu gali pradėti žingsnius pajėgumo daryti. Va. Ar tai bus... Žiūrėk, paėmus šitą procesą tobulinimo arba developmento kaip atskirai, viskas atrodo labai fine. Gamykloje komanda paliko, išsiaiškino, atsiprašau. O kiek buvo, tai kokios buvo aspiracijos prieš sezoną versus tai, ką mes turim? Aspiracija, bent jau mano galvoj, aspiracija buvo top 5 bent jau. No 5 tai tikrai buvo. Top 5 tai minimumas toksai, kaip stiklainio dangtelis, minimum. Taip, dėja. Bet to nėra. Pasižiūrėsim, kaip čia jiems seksis su to varikliu, bet tiesą sakant, man atrodo, kad žinant Lorenzo Strollio čia charakterį, pavadinkim, tai šito žodžiu, nežinau, kom čia... Dar žinok, yra vienas labai šitą situaciją paaštrinantis dėmuo. Honda deklaravo praeitų metų finansinius rezultatus. Ir jie pirmą kartą po neatsimenu 70 kiek metų turi minusą. Su to mes juos ir pasveikinsim. Taip, tai aiškinama, kad tai labiausiai susijęs su tuo, kad buvo investuojama į tą perėjimą elektrifikaciją ir paskui tas procesas biškai lyg stabdomas, žinai. Tai yra, kad, bet taip, šitam pasaulyje matyti kompaniją, kuri turėjo tik pliusą, didesnį, mažesnį, ir neatsimenu kiek milijardų, bet milijardų minusas. Jo. Ir ten ne 10, o biškai daugiau. Ar 7, neatsimenu. Alonso faktorius. Daug kas jau ne, aš nei kiek nei noriu juokauti, tiesiog, žinai, kai aš žiūriu japonų gamintojus, tai man Honda, nesakysiu apie kitus gamintojus, kodėl, bet Honda man yra toksai, kaip sakyt, toks sąžiningiausias, kaip sakyt, kompanija sąžiningiausiai siekianti kažko tobulo automobilyje. Ar ne tik automobilyje, motociklus jie gamina. Mechaniniam dalyke, kažko siekiantis tokio perfekcionizmo ir dažnai jį randantis. Tai aš nieko, man labai patinka Japonija, aš juos labai gerbiu, bet Honda man jų automobilių pramonėje ir autosporte visada išsiskirdavo tokiu kažkuo, gal man, kalbant apie Europą, gal man Porsche taip arti to, ką daro Honda Japonijoje. Kažkas to. Perfekcionizmas, industrinis, technologinis perfekcionizmas. Taip. Tai puikiai proga pabaigti epizodą, bet iš tavęs reikia top 3 Kanados. Dėl šventos ramybės ir įdomumo. Kaip tu matai tos... Sakyčiau, vienas lengviausių spėjimų. Ir ne todėl, kad
aš noriu, kad tai būtų, ar ne? Dėl to ten ne Alonso laimės, ar ne? Mes čia apie lenktynės kalbam, ar apie kažką Jo, tai. jo, tai tiesiog top 3. Manau, kad Russellas turėtų, na, turi gerus šansus perlaužti žaidimą savo pusėn. Ir antras spėju, kad gali būti Piastris. Ir trečias Antonėlis. Okay. Tai Mercedes varikliai ir Mercedes komanda. Tokia mano. Na, bet čia aš, žinai, viena koja įmerkęs į tą realijų balą esu, tai, žinai, nelabai daug į svajonės gali nusirauti. Žinai. Na tai smagu, gerai, tai kitą kartą turbūt pasimatysim kažkada po Kanados, nežinau kaip pavyks, galbūt svečią ar kažkokį pasikviesim. Jūsų žiūrovai, fanai, draugai kviečiam palikinėti klausimus, komentuoti, nes klausimai labai įdomiai užveda mūsų kažkokias tai temas, mes galim atsakinėdami į klausimus, pafilosofuoti kažkiek, naudos kažkokios atnešti. Tai like, share and subscribe. Ir iš mūsų pusės šiam kartui turbūt tiek. Taip, ačiū visiems, iki pasimatymo.